Tai bus toks lapelis, dar nepabaigiau šlifuoti, bet galite pasižiūrėti. Štai bus toks lapelis, gražus uždėtas, tai išpuvusiai skiliai uždengti ir viskas. Taip pat prišlifuoju visus tuos dalykus, dar čia reikia jo, paskui, nežinau, pažiūrėsiu. Lieka tokie visokie krateriukai, bet kaip tokiai mašinytei, sakyčiau, nebegaišti toliau daugiau laiko, paimti jau dažymą pradėti, uždažyti ir viskas. Nu, po to šitą plastikinę visą apšrifkę tokią jau klijuoti. Taip ant klijų dėsiu irgi ir būtinai irgi ant varžtukų prisuksiu. Bent kelių poros ar kaip. Pasižiūrėsiu, kur reikės. Nes tie klijai irgi klausimas. Gali būti, kad nuo kokio karščio, pavyzdžiui, ant saulės stovės pukšt nukris. Gal jie prasisuminkštėja nuo karščio, pavyzdžiui. Nes buvo toks atvejis, va čia pašlifavau prieš tai dienom. Tie klijai žiūriu, pukšt atsikėlė. Nuo šlifavimo pakaito ir atkilo. Taip, čia jau tas špaklius glaistas vadinamas. Tai va tokie reikaliukai. Kol kas tiek, ačiū už dėmesį. Klijai buvo naudoti. Sakyčiau, nelabai kažką. Aš čia rašau, kad viską galima klijuoti. Bet, žinoma, turi būti nesusenę. Štai 23 metų 4 mėnesio matote. Nu, o šiemet yra jau besibaigintis 25-ieji. Taip, vadinam toliau, iškiap šilai.
Nežinau, kaip sukūrė tas nesąmoningas bulgarkės, bet pučia, vat, tą vėją, vadinamą ventiliaciją, tiesiai žmogui į veidą. Reikės čia užklijuoti kokią juostą. Tokia nesąmonė. Tiesiog taip šlifuoja čia tau varo reikės. Šaldo, šalta, pučia vėją, reikės įplaško regėjimą. Taip kad... Taip yra toks va diskas, aišku, čia gal nelabai tinkamas vikingo tam, bet grubiąją dalį galima pilnai su ją padaryti. Bet kaip žinoma visiems, visam pasauliu savame suprantama, yra dar tokie diskai. Yra greičiausiai dar ir kitokių poliravimų, Bet čia vat yra toksai vat. Su juo galima matyti. Bet bulgarkė kokia yra, kai jinai greitai sukasi, greitai padaro. Čia su grąžtu, su drėlė šlifuoti. Čia gausiuosi kaip ir lėtiau. Ir tas minkštas yra paviršius. Nu, va toksai vat. Taip kad... Kaip čia pasakius? Taip kad kokį reikia. Su tokia, žinai. Kaip šičia. Va, o čia... O! Kažkaip čia galima ir su šituo. Štačkę. Šlifuoti. Galeris man. Taip, va iš kitos dar pusės šiek tiek jau ką pašlifuoti. Štai taip, lapiukas. Išskalbos. Dvi pusės čia ir ana pusė. Susilenkia ir užgo. Kaip sakiau, pats geriausias atvejis yra viduriai skylė. Pats lengviausias, taip sakant. Išpjovai tą skylę, gal padėjai, užklijavai ir viskas viso gero. Čia yra kampas. Jį žiūri nepatogu iš kalbą. Tai čia yra labai nepatogus. Antras labai nepatogu. Teisingiau, iš kito galo. Jo. O trečias yra pats nepatogiausias. Kada būtų kur nors durelį pačiam pakraštyje, kas nors toj vietoj, kur yra zavės. Lanksta, vyri. Jo, vyri. Tokia reikaliuka. Taip, pasižiūrėkime iš arčiau. Štai kaip atrodo. Taip, kaip sakant, į parodą tikrai nereikės važiuoti. Bet kad darbas tvarkingas, tai yra tvarkingas. Jo, tai faktas. Čia pašpakliavau, bet teoriškai čia nelabai reikėjo. Taip, čia nurūdėję yra, bet neprakiulė dar. Taip, čia šitas galas va štai koksai. Ir dar yra vat iš čia. Tai va čia reikės dar pašlifuoti. Tai va, kol kas tiek. Baigėsi baterija pas mane, buvo kiek iššalta labai greitai. Kelios minutės ir baterija staigiai išsikrovinėja. Taip, tai va, ačiū už dėmesį ir paka.
Что у нас теперь? Dabar taip, pasiruošimo darbai. Pasiruošimo prieš dažymą. Štai. Dabar čia reikia išsigręžti skylę. Nedidelė skylutė. Čia viršui žiūri jau yra gamyklinė skylė. Jo. Va tokia, per ją pabandysi prisukti. Tai va 3 taškai. Čia skylė bus, šonė skylė. Ir va čia viršuje. Dėl va šito daikto prisukimo. Čia toks daiktas, kad pasitikėti klijais labai yra rizikinga. Jo, taip, suklijuosiu, bet reikia ir prisukti būtinai. Va, gamykliniai klijai, va tokie va buvo. Palikau specialiai. Jie stipriai prikibė yra prie to. Tai va čia užtepsiu klijų. Čia užtepsiu jo kaip ir buvo. Nušlifavau tik tais, ar ne? Nu ir čia dar bus skylutė. Čia ir čia. Bandysiu taip. Gal užteks įsukti į tą gumą varžtą. Tarkim, pabandysim ir pažiūrėsim tada. O dabar atrodo va štai taip. Jau apytiksliai apšlifuota. Špakliai daugmaž. To ir užtenka. Tai vat, kol kas tiek video ir dar čia. Štai irgi išsišpakliavau šitą rūdį, taip sakant. Va, tą patinę dalį uždėjau armavimo tinklelį, kad tas špaklis nesukristų į apačią, į tą duobę. Nu ir tam kartu nuo skysčio, nuo vandens bus šiokia tokia apsauga, nutažys ir gerai bus. Nes čia dar daugiau vakarienės, vargu vakarienės būtų. Tai va, tokie dalykai. Kol kas tiek. Paka.